Tai aš esu Rokas Naujalis, bet esu buvęs Vinco Andriušio mokinys ir manau, kad man labai būtent pasisekė jau būti, nes iki tol, kol jisai mane pradėjo mokyti, aš labai sunkiai įsisavindavau visus fizikinius dalykus ir man labai sunkiai sekdavo įsivaizduoti, kuo jie yra paremti ir kodėl būtent viskas vyksta taip, kaip parašyta knygoje. Ir tiesiog neskirdavau tam daug laiko, tiesiog skaitydavau ir įsivaizduodavau, kad viskas, kas yra knygoje parašyta, yra tiesa ir taip ir turi būti. Bet kai pradėjo mane mokyti, tai pirmas dalykas, ką aš mokiau, tai kad nereikia tiesiog skaityti ir priimti to, kas parašyta taip, kaip yra. Reikia bandyti įsivaizduoti ir būtent įsivaizduojant žiūrėti, ar įsivaizduoja taip pat, kaip ir parašyta knygoje. Ir tas įsivaizdavimas man daugiausiai lėmė perprantant visą fiziką, kurią aš dabar ir studijuoju. Ir o šiaip dabar esu jau antro kurso magistro studentas, studijuoju astrofiziką ir jau dirbu toje srityje, bet planuoju tikriausiai ir susieti savo ateitį būtent su astrofizika ir galiu dėl to padėkoti tik tais Vincui.